Tai va, čia mes matom automatinę skalbimo mašiną apsaugančiam atmirdančių kojų. Tai konstrukcija tokia, va, nurajami, visi vienas kojinės, per tarpelį kitas kojinės. Kaip matom, šiuo atveju mes skalbiam juodas kojinės ir baltas kojinės, tai kad nenusidažytų vienos nuo kitų, tai atskiriam tarpų. Dedami tokia sraunėsnė vandeniukas, kad deliuotų tos kojinės. Užfiksuojam. Yra neautomatinis skalbimo būdas, rankinis. Yra visiškai neteisingas, vanduo yra 10 laipsnių temperatūros, taip gerai neišplausi kaip su automatinė skalbenkė ir be to gali peršalti. O galima rubliukas ir galima dėti į automatinę mašiną. Okay. O dabar vėl turim problemą, kadangi buvo juodai dėti pradžioj, paskiau valky, dabar vėl turim daryti perpadėti juodus rubliukas. Kainuoja skalbimas, automatinis skalbimas. Svarbiausia yra gamybos procesas. Tai yra ne kiekvienas turistas žino, kaip teisingai praskiest spiritą. Jeigu nori teisingai praskiest spiritą, reikia ne spiritą skiest vandeniu, o vandenį skiest spiritą. Tai yra turbūt pirmoji klaida, o antroji klaida yra, kad sumaišius būtina atsargiai. Paragaukite. Taigi į košę reikia dėti vaisius, tai per dideli bus. Paskui kam nors neužteks. Ir tam pirmiausiai reikia turėti žirgstutes. Būtina. Būtent žygiams reikia pasiimti žirgstutes tam, kad susytų vaisius. Dar yra klausimų. Dabar bus pamokėlė, kaip darysime maistą, kaip paruošti maistą žygiai. Reiškiasi, ateiname prie mūsų ir ten paprastai visas maistas jau būna sudėtas, nes čiobė prieš tai pasako, ką reikia čia nešti. Jeigu maisto čia nėra, einame tada, o čia vat, galima rasti dalį maisto, nu čia dabar tik vanduo, kita dalis slypi batuose, tenais tik pakvėpuot užtenka ir visada išgelbsti vienintelis dalykas, tai va, Kamčiatkos gamta. Nu, čia nesvarbu, ar čia Kamčiatkoje, visur galite prisiieškoti ir rasti puikiųjų švilpikų ir burundukų. Jie yra labai skanus, jų kailį galite naudoti apsišiltinimui paskui. Čia parodyta, reiškiasi, visas maistas, kurį reikia turėti ir visiems žmonėms, kuriems reikia jį turėti. Sudarėme iš tikrųjų remdamiesi ilgametę patirtimi ir paklausinėja gerbiamų visų dalyvių ankstesniuose žygiuose. Štai Edvardas yra labai geras, reiškiasi, kopūstų džiovintojas, labai, jis turi trečią atskirį, kiekiai dideli, kuo daugiau. Nedaug iš tikrųjų, vat, tų lašų, jeigu turi, tai iš vis nereikia praktiškai. Sveiki jaunieji turistai. Tam, kad paruošti karštą maistą, pirmiausia, reiks užkurti primusus. Tai va, vienas, antras. Dar reikalingi dujų arba benzino balionėliai. Užsukam. Turim 2 primusus. Puodo pastatyti neišeina, todėl tenka varijuoti. O, štai. Statom vieną primusą, statom antrą. Turi plokštuma atitikti puodų dugną. Kaip matote. Atsukam. Išgirstat. Atsukam. Atsukam. Girdit? Užstatom puodą. Dangčiu. Ir dar svarbu yra tam, kai vėjas pučia,
visą tai apsukti nedegamu audiniu. Dažniausiai tai būna stiklo audinys. Jeigu neturi stiklo audinio, galite panaudoti kilimėlį, susukat ratu, daug greičiau užverda. Degalinėse galima rasti, ten prie, kaip pasakyti, prie kiekvienos kolonėlės būna raudonas toks, raudona dėžutė. Ten nemokamai dalinė. Tai va, šiandien parodysiu jums, kaip naudoti kepurės. Ir visus kitokius galvos apdangus. Tai va, ant mano galvos matot super bandaną. Štai vienas iš jos panaudojimo būdų. Galima ją panaudoti ir visai kitaip, be abejo. Nes jin yra va toks daiktas, matot? Tai va, pats paprasčiausias. Va taip va, užsidedi. Ir turi tokį maišą. Kitas šalikas. Trečias puikiai kepurė. Jeigu norit, galit susirišti. Va čia. Tuoj. Va taip va. Gražu? Toliau. Galime imti paprastą kepurę. Taip vadinama kondonkę. Pažiūrėkim, kas iš to gausis. Ogi gaunasi tai, kad neuždengia mano ausų. Prašom. Matot? Kitas. Čia kaip šalta, tada gerai. Tik ne ant mano galvos, aišku. O jeigu vasara ir jūra iki kelių, galima raudonkepuraitę pabūti. Tai tiek šiandien pamokėlių. Iki kito karto. Taigi turime 2 puodus tuščių, semti ir upelį. Pabandykim prisemti vandens. Matom, kad iš šitokio prisėmimo šūs gausis ir nieks nevalgys. Vėl reikia kasti baseiną. Baseiną geriausiai iš tikrųjų kasti su daina. Lietuvi, ar tau negaila lietuviškų dainų? Čia yra universalus įrankis. Dažniausiai naudojamas primusam pastatyti, palapinėm paremti arba iškasti baseiną. Būna situacijų, kai išėjus į kalnus būna šalta ir tenka naudotis ne vienu, 2 miegmaišiais. Ta prasme, yra žmonių, kaip matot, 1, 2, 3. Nešt nesinori, o tam, kad būtų šilta, sujungiam 2 miegmaišius ir miegam. Va, turim 2 vienodo tipo miegmaišius. Turionas 1. Turionas 2. Va, prašau. Matot. Turim 2 užtrauktukus. Vieno miegmaišio, antro. Svarbu nesupainiot pusės. Pradedam užseginėt, tada imam 2. Irgi statom. Segam. Kaip matot. Gaunasi vienas didelis, patogus miegmaišis. Tada klojam. Va. Tada rengiamės bent jau viršutinius rūbus. Jau pasiruošę. Batus išmauna viską? Ne. Batus reikia nusimauti. Nusimaunam batus. Ir mano kolegos nepagalvoja, numetė į šalį savo viršutinius rūbus, o jie labai patogus pasidėti po galvą. Kadangi vietos 3 rimtiems vyrams
nėra gulėti ant nugaros, todėl tenka miegoti ant šono. Kartais būna problemos apsivertimo. Tai va, tai tam, kad visą tai sinchronizuot, tenka pažadint savo kolegą ir bandyti apsiverti. Traktoriukas!